Kad žmogus nustotų mąstyti, jį reikia išgąsdinti, jį reikia laikyti baimėje. Taigi jūs labai gerai apsidairykit, jeigu jūs supa žmonės tokie, kurie jūs gąsdina, kelia tokius jausmus, kad jūs blogas ar bloga, kelia tokius jausmus, kad jūs kaltas, kalta, gėdina jūs. Ir visi šitie jausmai vis tiek sueina į baimės jausmą. Tai kada jaučia žmogus baimę, jis nebemąsto. Tokiu metu žmogaus kūnas įjungia išgyvenimui skirtus procesus. Po didelio išgąsčio arba po pastovaus gąsdinimo išsiskiria dideli kiekiai streso hormonų, kurie paskui laikosi kaip rūkas galvoje. Neina susikaupti, neina susikoncentruoti, neina susifokusuoti į darbus. Tiesiog nebėra energijos, nes baimė atima labai daug kūno energijos. Baimė užrūgština kraują ir tą rūgštį reikia neutralizuoti, o tai kainuoja kūnui daug vidinių resursų. Mineralai, vitaminai, o kur dar pastoviai, jeigu kūnas yra rūgštyje, turi kovoti su bakterijom, virusais, grybeliais, parazitais. Ir informacija, kurią aš teikiu ją labai koncentruotai. Todėl rekomenduočiau savo video žiūrėti labai įdėmiai, nes smegenys linkusios daug informacijos atfiltruoti kaip netinkama. Dėl to, kad dar daugelis kalbate labai paviršutiniškom, nereikšmingom temam. Tai dėl to daug kas smegenys ir atfiltruoja kaip nereikalingą informaciją. Ir kaip yra pateikiama koncentruota informacija, daug jos ir neužfiksuoja. Ir paklausti savęs, kodėl aš tame video taip būtent paminėjau. Nors ir stengiuosi informaciją pateikti kuo paprasčiau, kuo paprastesniais žodžiais. Na ir grįžtant prie temos apie baimę, tai kodėl jūs renkatės būtent tokią aplinką, kurioje jums yra baisu? Todėl, kad jūs jau turite įrašus savo galvoje nuo pat vaikystės, kad būtent tokia aplinka jums yra pažįstama. Kad ir kaip nelogiškai skambėtų, bet tai jums yra saugu. Jūs pasąmoningai rinksitės būtent tokią aplinką, tokius žmonės, kurie jums kels šitą jausmą. Tiesiog neuroninės jungtis pas jūs taip susiformavusios dėl netinkamo auklėjimo. Dažniausiai pokario vaikai yra stipriai traumuojami psichologiškai ir paskui šitą traumą jie perduoda iš kartos į kartą. Nuo neigiamų jausmų žmogus serga, o nuo teigiamų jisai sveiksta, jisai yra laimingas, patenkintas, daug uždirba, gražius santykius turi, o nėra pastoviame zombio režime, kuris yra su rūku galvoje, nemąstantis iš baimės. Na, o kurie norite išsivaduoti iš baimės, tai pradžiai registruokitės pirmai nemokamai konsultacijai. Iki.